Aš tiesiog atkreipiu čia negausiai dalyvaujančių savo kolegų Seimo narių dėmesį, kad iš 12 pateiktų klausimų prokuroras nesugebėjo atsakyti į nei vieną. Iš tikrųjų, statutas įpareigoja prokurorą ateinantį į tribūną ir gavusi klausimus ne čia, o gavusi klausimus prieš tam tikrą laiką raštu pasiruošti atsakymams ir konkrečiai atsakyti į užduotą klausimą. Kągi jūs darėte, prokurorė? Jūs klausimą išvartėte taip, kaip jūs norite, kiekvieną klausimą pats savo uždavėt, kaip norėjot ir atsakėt, kaip jums patogu. Iš esmės, aš negavau atsakymų į nei vieną iš 12 užduotų klausimų. Kaip įrodymą pateiksiu vieną klausimą ir prašau atsakyti labai konkrečiai ir labai lakoniškai dėl literatūros. Kokie teisės aktai leidžia naudoti jėgą prieš mažametį vaiką, jį perdodant iš oficialios globėjos, kuriai nepareikšti jokie įtarimai jos globos byloje, motinai, kai vaikui negrėsė joks pavojus, jūs to negelbėjat iš teroristų, kai jėgos panaudojimo neleidžia tik nenumatomi teismo nutarimas ir pareigojantis tą vaiką saugiai perduoti. Be prievartos. Tai koks teisės aktas leidžia tą prievartą ir jėgą naudoti? Konkrečiai. Ačiū, jūs beveik. Minutės laiką, prašau. Kaikas perdavimo motinai vykdymo aplinkybės buvo išsamiai ištirtos ir objektyviai vertintos. Tai mes skundžiama Klaipėdos apygardos teismo nutartimi. Aš neturiu pagrindo kvestionuoti minėto teismo sprendimų.